Sveiki, brangus Propatrijos kanalo klausytojai ir žiūrovai, sveikiname su jumis vėl laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica, Vilniuje ir mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje. Aptariam JAV, pasaulio ir kartais šiek tiek Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai, jeigu tave gali vadinti vardu dabar, kai tapai Seimo narys. Tik vardu ir niekaip kitaip. Malonu jūs girdėti. Mes kalbamės šiandien, kaip visada prisipažinkime klausytojams, kalbame Lietuvos laiku lapkričio 26 dieną. Tikimės, kad kuo greičiau ir epizodas pasirodys. Ir turbūt didesnę dalį laidos norėsi skirti JAV politikos klausimams. Pirmiausiai todėl, kad vis tiek netaip jau ir senai nuvilnijo prezidento ir visi kiti įmanomi rinkimai Jungtinėse valstijose ir pastarosios savaitės buvo užpildytos naujienomis apie nominacijas būsimoje prezidento komandoje. Ir aš manau, kad tiems, kas domisi, tai tikrai įdomu, o kas nesidomi, tai turėtų susidomėti, nes daug ką lems ir daug ką turėtų parodyti tos nominacijos. Tai aš pradžiai norėčiau paklausti tiesiog bendrai, koks jūsų pirmas įspūdis iš to, ką mes jau žinome, pirmasis pavardės, kiek mes jų žinom ir kokią kryptį jos jums rodo? Vytautai, pirmą reikėtų pastebėti, kaip greitai prezidentas Trump parinko savo kabineto narius. Per 2 savaitės. Ir tas dalinai yra dėl to, kad per pirmą kadenciją jis nepažinojo Vašingtono veikėjų. Ir jam siūlė kabineto narius Respublikonų partija ir dažnai pasiūlė žmonės, su kuriais jis negalėjo dirbti. Šį kartą jis jau buvo pasiruošęs, jis pažįsta, kas dedasi Vašingtone, pažino, ką jis pats nori. Tai yra stebuklingas beveik momentas, kad jis per 2 savaitės galėjo visą savo kabineto narius pasiūlyti per 2 savaitės. Ir tie kabineto nariai yra ypatingai įvairių pažiūrų, labai dinamiška grupė, nevienoda. Bet kiekviena pozicija turi savo ydas ir savo tikslus. Ir bendrai, reiškia, prezidentas Trump yra pasiruošęs paskirti. Prezidentai paprastai paskiria tiesioginę ir netiesioginę 3000 politinių pareigūnų į administraciją. Tai čia yra tik pradžia. Norisi gal išskirti keletą iš tų pavardžių. Aišku, kad iš Lietuvos perspektyvos mes žiūrėjome tuos komandos paskirimus daugiausia galvodami apie saugumą, apie geopolitinę situaciją ir apie tai, kas susiję daugiau ne su vidaus politika JAV, nors ir apie tuos dalykus norėsiu šiek tiek staptelti, bet apie užsienio. Ir čia aš bent ir manau ne vienas kitas žmogus panašių gal pažiūrų bijojome kai kurių galimų paskirimų ir tada visai maloniai nustebom pamatę 2. Tai yra Marco Rubio, kaip galima valstybės sekretorių, ir Pete Hegseth, ar kaip reiktų tiksliai tarti, kaip galima gynybos sekretorių. Tai kaip jūs matot pirmiausia, kodėl būtent jie, tai yra gan labai skirtingo formato asmenys, ar ne? Vienas buvo kritikas Trumpo, po to tapo jau šalininku, kitas atėjo iš žiniasklaidos, bet prieš tai pats iš kariuomenės. Kaip galima pakomentuoti šitos 2 ir kokią žinią neša jų skirimas? Čia yra tipiškas Trump supratimas, kas jam gali tarnauti, su kuo jis gali dirbti. Rubio buvo jo didelis politinis priešas 16 metais ir 20 metais. Bet jie susidraugavo ir žino, kad jis turi plačią patirtį užsienio reikaluose. Jis yra kubietis, amerikietis, supranta komunizmą, supranta pasaulio padėtį. Ir aš manyčiau, kad Lietuvai ir Europai ir bendrai Amerikai Rubio paskirtimas yra labai pozityvus. Kas liečia gynybos būsimą sekretorių, yra kabliukų dėl jo
porą negražių pasielgimų, kai prieš daug metų, prieš 10 ar kiek metų, kur buvo policija iššaukta ir panašiai, jis nebuvo nuteistas, bet liko tam tikra dėmė. Kas būtų įdomu, jeigu jį paskirtų, tai kai jis yra majoras kariuomeniai, su tikra patirtimi, jis kariavo, jis gerai pasireiškia kaip kareivis. Dabar jis perimtų gynybos sistemą, kur yra beveik 3 milijonai žmonių. Jis neturi patirties administracinės, iš to taško jis būtų silpnas. Kitas dalykas būtų, kad kariuomeniai ir gynyboje yra tradicija pagarba generolam, pagarba sistemai, kur nuo pėstininko iki generolo yra gerbiamas aukštesnis karininkas. Dabar įsivaizduok, majoras ateitų ir tvarkytų generolus. Ir tas būtų labai sveika, mano nuomonė. Tik tai klausimas yra, ar jis mokėtų, ar sugebėtų tvarkyti tokią masinę administraciją, kurioje, tarp kitko, yra daug nesklandumų. Įsivaizduok, tai per paskutinius 7 metus nei vieną kartą Amerikos gynybos administracija Pentagon negalėjo atsakyti visų klausimų, kai darė auditų. Buvo prarasti milijardai dolerių, kur nežino, kur buvo išleista. Ypatingai, kas liečia pagalbą Ukrainai. Ir tas sukėlė didelį nepasitikėjimą Amerikos politikai, kas liečia Ukrainą. Tai tam žmogui tą sutvarkyti būtų masinė, būtų labai sunku. Žinoma, jis turėtų štabą, jis pasirinktų kitus žmonės, pagalbininkus, kurie būtų patyrę. Bet aš spėčiau, kad jis gali net nebūti patvirtintas Amerikos senato. Netgi šitaip, ar ne? Čia tada galima paminėti kitą žmogų, kurio aš tai nesižavėjau nominaciją, tai Gaitsas, vėlgi, jeigu teisingai tariu, į generalinio prokuroro pareigas, bet jis pats atsiėmė savo kandidatūrą ir tokia vieša spekulacija, kad dėl to, jog matė, kad nebus patvirtintas. Ar jūs panašiai vertinat tą situaciją? Aš labai buvau laimingas, kai jis atsistatydino. Kadangi jis turėjo irgi nešvarių problemų ir kongrese jo nemėgo, jis buvo labai aršus kritikas Respublikonų partijos viršūnių, jis nesugyveno kongrese. Ir jis būtų buvęs kontroversinis ir mano manymu jis tikrai nebūtų buvęs patvirtintas Amerikos senato net Respublikonų tarpe. Tai kai jis atsistatydino, dabar į jo vietą paskirta moteris, kuri 18 metų dirbo kaip prokurorė labai sėkmingai, persekiojo, vedė bylas prieš kriminalinės gaujas, prieš rimtus nusikaltėlius ir panašiai. Ir 2 kartus buvo Floridos prokurorė visos valstijos. Tai didelė administracinė patirtis. Ir aš manau, kad ji bus labai gera Amerikos prokurorė. Dar 2 pavardės susijusios gal labiau su vidaus saugumu ir, čia kaip nubrėžti tas ribas kompetencijų. Norisi paliesti. Viena yra, man neslėpsiu, labai patikusi Kristi Noem, Pietų Dakotos gubernatorė, paskirta dabar nominuota vadovauti Homeland Security, vidaus saugumui, tai pavadinkim, ar ne? Nežinau, kiek jums žinoma, aš kaip suprantu, ji buvo svarstoma ir į viceprezidento postą, bet po to ten jos biografijos, visokios detalės, tokios labiau buitinės ir asmeninio gyvenimo, suprato, kad rinkimuose nebus pačios geriausios, bet man atrodo, kad jos kaip gubernatorės istorija ir tas toks, angliškai sakytų rekordą, kaip čia būtų geriausia pavadinti lietuviškai, yra tiesiog puikus, pavyzdinis. Ir čia tokia gal kam centre politinėme JAV ir tokia erzinanti ta nominacija, bet apskritai aš dedu nemažai vilčių, ne? Aš manau, kad yra pozityvus paskirimas ir aš manau, kad ji labai gerai galės dirbti su Trump. Aš manau, kad čia yra pozityvus paskirimas, sutinku su tavimi.
Ji gal būtų buvusi viceprezidentė, jeigu ji nebūtų pasigyrus vieną kartą, kad per medžioklę nušovė savo šunis. Kada šunis jos neklausė. Jo, čia per jautru. Viena vertus mes žinom dabar kažkiek turbūt prisidėjo prie Trumpo pergalės istorijos su New Yorko berods valstijoje atimtų voveriuku, kuris galiausiai tapo auka tarnybų. Ir tai buvo išeskaluota iki politinės istorijos ir ten šiuolaikinių pokštų visais formatais socialiniuose tinkluose, bet kita vertus, istorijos su gyvūnais nuo jų ir nukenčia respublikonų politikai. Ir paskutinė pavardė, prie kurios aš noriu steptel, gal ir jūs prie kažko pats norėsit, tai yra Robertas Kennedys jaunesnysis. Žmogus išgarsėjęs ar ne per COVID-ą, aš sakyčiau, bent jau čiapus balos mums taip atrodė. Ir iš pradžių kėlėsis kaip nepriklausomas kandidatas, bandęs būti demokratų kandidatu, o dabar jis yra Trumpo komandoje. Galit paaiškinti mums, kaip tai atsitiko? Jis Trumpui labai padėjo laimėti rinkimus, nors jis buvo visą gyvenimą demokratas. Po to matė, kad demokratų partija paklydo, jis ėjo kaip po nepriklausomas kandidatas į prezidentus, matė, kad neturi šansų laimėti. Ir matė, kaip demokratai pakrypę yra į kairę, net jis yra ultraliberalas, bet net nuo jo yra pakrypę į kairę, jis nutarė remti Trump. Tai Trump jį paskyrė, padėkodamas jam už tą paramą. Dabar kaip jis galės veikti sveikatos srity, yra klausimas. Kai kurios jo pozicijos yra geros, kas liečia sveikatą, bet kai kurios bus kontroversinės. Jis daleiskim per COVID-ą kritikavo valdžią, kad valdžia neleido, uždraudė informaciją apie pavojų skiepų. Kadangi skiepai buvo priversti, žmonės buvo priversti skiepytis, ypatingai jeigu dirbo valdžiai ar buvo kariuomenė ir panašiai. Ir niekam neleido kalbėti, koks yra pavojus. Po to paaiškėjo du dalykai. Kad vienas dalykas, kad tie skiepai neveikia taip gerai, kaip galvoja. Kitas dalykas, kad yra kenksmingi, ypatingai mažiem vaikam ir jauniem vyram. Ir visa ta informacija buvo užblokuota Amerikoje. Jis buvo vienas iš tų, kuris bandė tą iškelti. Ir aš manau, kad iš to taško jis sutvarkys didelę, labai brangią ir labai galingą sveikatos sistemą. Bet jis nebus populiarus respublikonų tarpe. Aš manau, kad gal tiek apžvalgos mums dabar ir užtenka, nebent, aišku, norėsit pats pridėti dar apie ką nors iš jų. Aš čia kaip tik beklausydamas jūsų užmečiau akį. Pradžioje minėjau tokį Grenelį, žmogų, kurio mes Lietuvoje ne vienas bijojom, Richardas Grenelis. Jis tikrai buvo svarstytas į aukščiausius postus. Dabar aš matau tokius kol kas spekulacijas, kad jis gali būti nominuojamas tokiu kaip taikos brokeriu, ambasadorium į Ukrainą. Nežinau, kuo tai baigtųsi, abejoju, ar tai būtų labai gerai, bet tokios kol kas naujienos. Turbūt šita užuomina apie Ukrainą yra geras būdas pereiti mums plačiau iš JAV situacijos į pasaulinę situaciją. Man atrodo, jūs, Povilai, turite tokią nuostatą, jog pasaulis toliau neria į chaosą, ne? Ar taip sakytumėt ir kuo tą pagrįstumėt? Aš manau, kad pasaulį perduoda iš Bideno Trumpui labai pavojinga padėtis visam pasaulyje. Ir mes esame ant plauko. Mes žinom apie Ukrainą, žinom, kokie yra grasinimai iš Putino ir kaip sunkiai sekasi Ukrainai kovoti prieš rusus. Bet betvarkė yra po visą pasaulį. Mes daleiskim nepastebim, kas dedasi Pakistane, Šiaurės Indijoje, kur praktiškai yra rubežius tarp Rusijos ir Indijos, kur yra įtampa, galimas karas tarp Indijos ir Kinijos. Yra irgi ant plauko, kariuomenės atskirtos, laikinai yra taika. Pakistane yra rimtos problemos. Korėjai,
Šiaurės Koreja atsiuntė kariuomenę į Rusiją, siunčia ginklus. Pietų Koreja, matydama, ką Šiaurės Koreja daro, pasiūlė siųsti ginklus į Ukrainą. Putinas pagrasino Koreją ir sakė, jums bus blogai. Kaip gali būti blogai? Jis gali bandyti pradėti karą arba dar didesnį įtampą tarp Šiaurės ir Pietų Korejos, kas irgi gali įvelti Aziją į pasaulinį karą. Aišku, Či ir Kinija po visą pasaulį daro investicijas ir plečia savo ypatingą laivyną ir kariuomenę, ir dabar jų laivynas yra didžiausias pasaulis, stipriausias. Kaip jie reiškiasi Pietų Amerikoje, kaip jie reiškiasi Afrikoje, yra labai labai pavojinga visiems, nors Europa nekreipia dėmesį tą. Raskim, Afrikoje, Malai, kur vyksta didelis karas su teroristais, Malai valdžia išmetė prancūzus ir amerikiečius ir jų vietą pakvietė Wagner grupę padėti kovoti su teroristais. Čia tik vienas pavyzdys iš Afrikos. Tas pats dedas Pietų Amerikoje, su Haiti, su Kuba, su Venezuela, su Kolumbija, kur viskas eina link komunizmo ir eina link Kinijos. Vienintelis kraštas Pietų Amerikoje dabar, kur tikrai yra demokratiškas ir eina kartu su Amerika, yra Argentina. Europai matom, kiek yra sabotažo veiksmų Anglijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje su lėktuvais, su tom prekėm iš Lietuvos į Angliją. Ir dabar, kai lėktuvas nukrito, irgi neaišku, kokiom sąlygom buvo nutrauktas, aš nežinau, kaip lietuviškai laidai, cable tarp Lietuvos ir Švedijos ir tarp Suomijos ir Vokietijos. Aiškiai tai buvo arba Rusijos, arba Kinijos laivynų darbas. Pačioje Amerikoje Iranas yra paskelbęs, kad jie nužudys Trumpą prieš jam priimant prezidentūrą. Jau yra areštuoti keli žmonės, yra užvestos bylos, yra tikras pavojus. Rimtai žiūri, kad gali būti užpulta Trump namai Floridoje, kur dabar jis dirba iš ten ir veda visą savo veiklą, ruošia savo valdžią. Bijo, kad gali būti užpultas su drones. O Biden administracija žiūri per pirštus. Vienu žodžiu, visam pasaulyje dabar vyksta neramumai, ypatingai artimuose rytuose, ir žinoma, visi žinom, kas dedasi Ukrainoje, ir žinom, kokie kraštai dabar linksta arčiau Putino pačioje Europoje. Taip, kad yra pavojai labai labai dideli ir Trump perima labai pavojingą padėtį visam pasauliu. Ar jūs sakytumėt, kad Europa miega viso šito akivaizdą ir per daug abejingai žiūri į, pavyzdžiui, jų interesus prieš paneigiančius procesus Afrikoje? Aš manau, kad Europa yra dalinai save užmigdžiusi su socializmu, rūpinasi daugiau apie savo vidaus reikalus, nors kaltina Ameriką, kad Amerika rūpinsis apie savo reikalus. Europa yra apleidusi savo komerciją, yra klimato religija, yra perimusi Europos mąstymą. Ir dabar matom, kokia žala yra Vokietijoje, kur valdžia sugriuvo. Išskyrus Italiją, visa Europa praktiškai yra ekonominiai ir politiniai pasimetus. Nes žino, kaip elgtis su Kinija, nors bando padėti Ukrainai, bet padeda palyginus neužtenkamai ir nedaug. Nori padėti Ukrainai, bet tuo pačiu nori daryti prekybą su Rusija. Taip, kad mano manimo, Europa yra labai pasimetus. Aš čia pagalvojau jūsų besiklausydamas, nors Bidenas palieka Trumpui chaotišką pasaulį, bet pastaruoju metu bent jau mūsų socialiniuose tinkluose tai sklido toks įspūdis ir jis visai gal pagrįstas,
kad jau vien Trumpo išrinkimo užteko, kad kai kurie dalykai keistųsi, skelbė įvairiausi verslai apie tai, kad atsisako tų įvairovės ir tvarumo direktyvų savo veikloje, kas yra mano galva bent jau Europoje, tai vienareikšmiškas faktas, didžiulis stabdis konkurencingumui ir apskritai veiklai, kapitalizmui. Tai dabar Amerikoje, bijau sumeluoti, kurie ten tiksliai verslai, bet berods ir Walmartas ir dar kažkas tai skelbė, kad atsisako tų diversity, equity ir dar kažko. Ir tai yra gan reikšmingas pokytis, nes visai nesenai tai buvo kaip šventas dalykas. Ir pavyzdžiui, kai pasižiūri į pokyčius, apie kuriuos kalba kariuomeniai, tai čia labai gąsdino liberali spauda, tas pats Politico, kiti portalai, kad, prie Trumpo laukia radikalūs kariuomenės pokyčiai ir tu iš mūsų perspektyvos žiūrint ir skaitant, tai tu tikiesi tokią antraštę perskaitęs, kad kažkas ten bus labai blogo, silpninančio kariuomenę, kad mažins finansavimą, mažins ginkluotę ar dar kažką. Tada atsidarai ir skaitai, kad uždraus translyčius karininkus, uždraus iš ten kariuomenės pareigūnams iš sveikatos draudimo, kurį finansuoja valstybė, apsimokėti abortus ir lyties keitimus ir panašius dalykus. Ir žodžiu, visą tą tokią LGBT ir woke darbotvarkę tiesiog, žada valyti. Man atrodo, dėl šito, kad žada, tai Trumpo administracija nieks nesiginčia, žada valyti iš kariuomenės gyvenimą. Ir bent aš nuoširdžiai tikiu, kad būtent nuodija visi tie dalykai kariuomenės gyvenimą, kovinę dvasią, norą stoti į kariuomenę tiems, kas yra militariškai nusiteikę JAV piliečiai ir kad tai yra geri, teisingi pokyčiai, nors dar oficialiai kažkokių postų, kurie įgalintų tą daryti, tarsi ir nėra. Vytautai, labai trumpai, kadangi čia yra plati tema, vien tik tai žiūrint į Amerikos gynybos sistemą, Baideno administracija rūpinosi daugiau, kaip įvesti transactions ir kaip pakeisti, kaip sakai, DEI, kur reiškia diversity, equity, inclusion. Tas jam daugiau rūpėjo negu pasiruošimas kariauti. Dabar tas Trump kandidatai, kurie perimtų kariuomenę, sako, pirmas žingsnis būtų uždrausti kariuomeniai turėti transactions, kadangi jie kenkia karui ir kenkia kariuomenės moralė ir panašiai. Todėl įsivaizduok, Vytautai, praeitais metais 41 000 tuščių vietų kariuomeniai, kadangi neateina savanoriai. Kodėl neateina savanoriai? Kadangi kariuomenė pasidarė socialinė organizacija, kuriai rūpi daugiau transsexuals ir gays ir tas diversity negu pasiruošimas karui. Ir tas aiškiai rodo, kodėl žmonės nebestoja į kariuomenę. Ir todėl Amerikos kariuomenė yra žiauriai nusilpusi dabar. Visa gynybos sistema. Mes esam kalbėję apie laivyną, kur 17 laivų daleiskim negalėjo išplaukti šiais metais padėti prie Izraelio laivynui, kadangi neturi jūreivių. 17 laivų stovi dabar, sėdi uostuose, kadangi trūksta įgulos. Tai tokią kariuomenę perims dabar Trump. Ir jis sako, viskas tas turi būti pakeista, turim grįžti į tikrą kariuomenę ir nesirūpinti apie socialinės programas, bet rūpinti apie gynybą. Ir tas bus gerai Amerikai ir jeigu Amerika bus stipri, bus gerai ir Europai. Labai svarbi situacija, gal, kaip čia pavadinti, visai netoli Europos, bet ne Europoje, tai yra konfliktas tarp Izraelio ir Gazos ruožo. Dabar jau aišku išsiplėtęs į regioninį, turbūt sutiksime. Ir ten aktualijos dabar naujos yra diskusijų apie paliaubas ar ne, ugnies nutraukimą, yra tuo pačiu ir Tarptautinio baudžiamojo teismo orderis suimti Netanyahu, bei JAV kylančios senatorių bent jau lygių reakcijos. Kaip jūs visą tai matot, kas čia svarbiausia ir kaip vertintina? Labai trumpai, Vytautai, Amerika ir Izraelis nėra pasirašę tos sutarties. Tai taip, kad jie skaito, kad
tas teismo sprendimas, ne teismo, bet prokuratūros sprendimas jiems negalioja. Bet praktiškai yra problema, kadangi Izraelio ministras pirmininkas ir gynybos buvęs viršininkas bijos važiuoti į Europą ir bijos važiuoti į Pietų Ameriką, kadangi yra 120 valstybių su virš, kurios privalo jį areštuoti. Ar areštuos ar ne yra klausimas, bet jis negali imti to šansų. Taip, kad įsivaizduok, užsidaro jam kelionės po pasaulį išskyrus į Ameriką. Ir tas jam surakina rankas. Dabar kitas praktiškas dalykas, kelias dienas po to paskelbimo, kurį pasmerkė Izraelis ir Amerika, ir po to, kai Trump paskyrė savo komandą, Netanyahu paskelbė, kad jis tikriausiai susitars su Lebanon, baigs karą ir gal baigs Gazos karą. Ir tas viskas buvo, aš manau, kad buvo dalinai dėl to spaudimo ir dėl to kaltinimo, kad jis palestiniečius žudo badu ir nekreipia dėmesį į jų civilinius saugumą ir panašiai, kur 44 daugiau tūkstančių yra žuvę, daugiausiai vaikai ir moteris, ir 2 milijonai žmonių dabar yra prie bado. Ir tas yra praktiškai pagal tarptautinę teisę, tas yra genocidas. Jeigu tikrai tą dalyką ištirtų, tai tas pavojus jam, jis mato tą pavojų savo asmeniškai. Ir aš manau, tas privers tenai susitaikyti. Tai gali būti pozityvus dalykas. Kitas dalykas buvo, Netanyahu paskambino Trump po Trump laimėjimo ir kiek girdim dabar, ir čia neoficialūs gandai yra, kad Trump pasakė vienaip ar kitaip užbaig karus prieš mano prisiekimą sausio 20. Ir aš manau, kad tas buvo negrasinimas, bet draugiškas paraginimas. Ir aš manau, kad tą gali padaryti, kad kai Trump pradės, būtų užsibaigę visi karai tenais, artimuose rytuose. Gerai skamba draugiškas paraginimas užbaigti karą. Iš tikrųjų, aš niekaip negalėčiau ginčytis, kad yra siaubinga tai, kas yra daroma Izraelio Gazos ruože. Dabar manęs tik neapleidžia jausmas, kad tokie formatai kaip tas pats baudžiamasis teismas arba Jungtinių tautų generalinė asamblėja taiko velniškai dvigubą standartą. Aš pats to nepadariau, bet čia mačiau kiti kolegos su humanitariniu išsilavinimu pasižiūrėjo statistiką. Prieš Izraelį nuo 2015 metų paskelbta 164 Jungtinių tautų rezoliucijos, prieš visas likusias pasaulio valstybės tik 84. Na, nesiginčiant, kad ką Izraelis daro, tai tikrai yra galima diskutuoti, ar genocidas, ar kokie karo nusikaltimai. Visame pasaulyje vyksta tokių konfliktų ir tokių dalykų ir tų nusikaltimų įvairiose diktatūrose, bet tarkim, musulmoniška pasaulio dalis gan neblogai susivienyje ir gan neblogai išnaudoja tokius formatus kaip Jungtinės tautos savo interesams ginti. Sutiktumėt? Sutikčiau. Čia yra, aišku, daug valstybių yra nusiteikę prieš Izraelį ir tą ragina užkulisę Rusiją ir Kiniją, kadangi nori sukelti nepasitikėjimą ir pyktį tarp arabų ir Izraelio, kas yra naudinga rusams ir naudinga kiniečiams. Ir ypatingai Iranai. Tai čia yra daug užkulių, bet kad prieš Izraelį yra daug. Ir Izraelis nekreipia dėmesį, kadangi žino, kad jeigu eis vienintelis, kur gali Jungtinės tautos veikti, turi veikti per Security Council. Ir tenais Amerika turi veto ir jie žino, kad nesvarbu, ką darys prieš Izraelį, Amerika neleis. Tai Izraelis jaučiasi saugus ir nekreipia dėmesį. Ir kuo mažiau nekreipia dėmesį, tuo daugiau įniršta tos valstybės iškelia bylas prieš juos. Tai čia yra labai negražus žaidimas, bet jį parodo taip pat, kaip Jungtinės tautos yra popierinė organizacija. Tikrai galim dėl šito sutikti. Mano klausimai apie tarptautinę politiką šiam kartui kaip ir baigti. Mes kalbėjom, kad norim kažką paliesti ir apie Lietuvą,
kas tai būtų. Aš turiu tau klausimų, Vytautai. Kaip tavo pirmą savaitę Seime? Pirmiausia, norėčiau žinoti, tu turi teisę pasirinkti savo štabą. Ką tu pasirinkai ir kodėl juos pasirinkai? O, kaip dabar taps viskas vieša. Aš pasirinkau žmonės, su kuriais mes dirbom ir aš esu labai patenkintas tuo, kaip dirbom ir kampanijos metu, ir prieš ją. Partiečius, bet ne dėl to, kad jie partiečiai, o dėl to, kad būdami partiečiais jie buvo ir bendražygiai veikloje. Tai yra, du iš jų yra politikos mokslus, kas jau baigė, kas studijuojantis, toks Audrius Makauskas, kolega, su kuriuo, tiesą sakant, ir Propatriją kūrėme dar prieš, kiek daug metų. Mano gyvenime būna situacijų, kurios buvo prieš daug metų, turbūt prieš 13 metų, tai tiek laiko esam pažįstami ir įvairiais formatais kolegos, tai labai džiaugiuosi, kad jis bus čia su manim komandoje. Kitas žmogus daug jaunesnis, dabar magistrantūroje studijuojantis, toks Simonas Kaunelis, kuris bus atsakingas už socialinius tinklus ir viską, kas yra komunikacija, viešinimas, audiovizualiniai formatai, kas tik tai susijęs su viešinimu. O apygardai, kurioje buvo išrinktas Pilaitės karoliniškių, tai mūsų partietė Janina Gadliauskienė yra kartu ir Pilaitės bendruomenės pirmininkė, ten aktyviai įsitraukęs veikiantis žmogus, jaučiantis pulsą, žinantis aktualijas ir pažįstantis pakankamai gerai viską, kas vyksta, o taip pat ir žmonės, tai irgi bus vienas iš komandos žmonių. Tokie kol kas tie kontūrai. Dabar, Vytautai, pirmą savaitę prisiekiai, koks tada buvo tavo darbas, kas buvo svarbiausia? Aš spėčiau, kad buvo svarbiausia gauti paskirimą į komitetus, ne? Jūs visiškai teisus. Pagrindinis dalykas pirmom savaitėm buvo būtent komitetai. Dar liko kabantis komisijų klausimas, jis dar spręsis, kol kas ne. Bet komitetai paaiškėjo, man labai rūpėjo ir labai stengiausi atsidurti nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir tas pavyko. Ir taip kažkaip jaučiu, kad net žiniasklaidos dėmesį pritraukė ir jie taip atvirai gan stebisi, kad kaip čia jums pavyko. Valio, aš manau, kad tai tikrai yra tiek svarbus komitetas, todėl gerai jame būti, tiek atitinkantis mano domėjimosi sritis ir kompetencijas. Net ir formaliuoju požiūriu tas pats migracijos klausimas, kuris man vis dar yra toks jausmas, kad be nacionalinio susivienijimo niekam iš tiesų rimtai nerūpi, jis irgi yra nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ribose ir aš manau, kad teisingai, kad jis ten yra. Tai yra galimybė tiesiogiai ir su tuo klausimu dirbti. Ir visada galim kiekvienas įsivaizduoti. Seimas apima visas įmanomas valstybės viešosios politikos sritis. Tu tampi Seimo nariu ir gali atsidurti, kai kam dėja atsitiko visiškai savo svetimoje srityje, tarkim, mano atveju, nežinau, žemės ūkyje, ir tada atsiduri gan sudėtingoje situacijoje. Tai laimiai pavyko to išvengti. Taip pat atsidūriau ateities komitete, turi skambėti gan keistai, jis sukurtas palyginti nesenai prieš kadenciją Seime, ir jis toks, daugiau diskusijų formato negu labai konkrečių politinių sprendimų priėmimo. Kolegos, nežinau kiek rimtai, bet pasakė, kad filosofas esi, tai ten svarstyti tiks tau. Tai ten pasižiūrėsim, kaip galima kuo daugiau naudingų dalykų nuveikti. Aš dar pats gerai nesuprantu jo, kaip čia pasakius, formatų ir taisyklių, bet į visus tuos darbus reikia žiūrėti rimtai ir be abejo tik taip ir žiūrėsiu. O komisija, aš irgi neslėpsiu, dar neaiški, bet labai norėčiau atsidurti istorinės atminties. Aš manau, kad jį tiesiogiai susijusi ypač per informacinio karo prizmę ir su nacionaliniu saugumu, su mūsų tautinės savimonės ugdymu ir tikrai ten turėčiau ir žinių, ir planų, ką nuveikti. Vytautai, atleisk, aš tavęs klausiu ateityje naivius klausimus, bet dėl klausiu, kadangi mes šitoj pusėj prūdo tikrai nesuprantam, kaip Lietuvos Seimas veikia. Ir aš jaučiu, kad ir Lietuvoje nelabai suprantam. Tai aš turėsiu klausyti tada labai praktiškus klausimus. Dabar, kas liečia patys Lietuvos Seimą, kadangi tu esi vienas, tavo partija turi vieną balsą iš 140. Konservatoriai save paskelbė, kad jie yra sargai. Jie seks, ką daro dauguma ir jie bus Lietuvos sargai. Aš siūlyčiau, kad tu būtum Seimo sąžinė.
Ir vieno žmogaus užtenka. Tai yra parodė Solženicas, tai yra parodė kiti garsūs žmonės, tai kaip Jimmy Lai dabar Honkongė, kurių teismas vyksta. Nereikia 100 žmonių, nereikia 1000. Vienas žmogus gali daug padaryti. Ir aš manau, kad čia yra tavo rolė, ar tu nori ir nenori. Na, tai yra labai skambus titulai, aš niekada nedrįsiu pats tokių prisimti. Aš manau, kad Seimas paskutinį kartą turėjo sąžinę, kai Algirdas Patackas buvo Seimo narys. Gaila išėjęs Anapilin, bet tikrai kaip čia pasakius, imu į pavyzdžių, bet tikrai savęs nelaikau galinčių kandidatuoti į tokias pozicijas. Bet vieną žinau tai tikrai, kad balsavimų prasme vienas balsas, aišku, reiškia labai nedaug, bet ir visų, tarkim, sargų konservatorių ten turimi 28 berods balsai irgi yra lengvai įveikiami daugumos aritmetiniu būdu. Tai viską lems tai, kokią pagarbą mes sugebėsim čia užsitarnauti parlamente būdami ir, aišku, reikia dėti visas pastangas, kad tą pagarbą pasiekti. Pats negali taip save vadinti, mes tave galim taip vadinti su sąlyga. Kadangi jeigu tikrai nebusi pasąžinę, mes tada viešai pasakysim, tave pakritikuosim. Nieko kito iš jūsų ir nesitikiu. Nors ir iš užbalos, bet gali ateiti tokie garsai. Stengsimės, kad taip nebūtų. Aš manau, kad turbūt baigiam šios dienos epizodą šitom skambiom ir grasinančiam frazėm. Ačiū labai Povilai už skirtą laiką, žinias ir įžvalgas. Ačiū visiems, kas mūsų klausot ir dabar jau ir žiūrite. Iki kitų kartų, sekantį kartą jau gruodžio mėnesį. Iki. Su Dievu.